Toliau konfliktas sprendimo tokie žingsniai. Perskaitome debesėlį, pradedami nuo bendro tikslo, pereidami prie poreikių ir norų. Toliau svarbus momentas, kaip minėjau, nuo norų pereiname prie poreikių, sutelkiame dėmesį į poreikius. Ir tai reikia atsiminti, kad poreikiai yra žymiai svarbesni negu norai. Toliau ieškome laimėti sprendimo arba nukirtant vienos ar kitos pusės norus ir ieškant, kaip viena ar kita pusė gali patenkinti savo poreikį alternatyvių būdų. Ir stengiamės rasti laimėti sprendimus metodiškai, išiškiname prielaidas ir ieškome, kaip padaryti jas negaliojančias. Ir radus tokį sprendimą, reikia sutikti su tokiu sprendimu ir įsitikinti, ar jis įgyvendinamas. Ir svarbiausia, tikriausiai, įgyvendinti tą sprendimą. Nepalikti jo popieriuje, o perkelti į gyvenimą mūsų kasdienybę. Kai yra konfliktas, čia galimi du keliai. Arba pateikiame jau sudarytą įsiskleidžiančio konflikto debesį kitai pusiai. Pateikiame kitos pusės norus ir poreikius pirmiau negu savo. Tai yra klausime kito žmogaus, ar tikrai aš galvoju, kad tu nori to ir to. Ir dėl to ir ano. Arba galima konstruoti debesį kartu su konfliktuojančia pusė. Ir reikėtų susitarti ir pagalvoti, kuri pusė turėtų konstruojama pirmiausia. Tai yra du būdai. Arba jeigu aš, tarkime, esu įsitraukęs į konfliktą su kažkokiu tai žmogum, klausiu jo, ar galiu susidaryti, pasipiešti namuose tą konflikto debesį ir eiti pas kitą žmogų ir parodyti jam. Aš manau, kad yra taip ir taip. Arba galima susitarti su juo konstruoti debesį. Be abejo, pirmiausia, reiktų susitarti, kad mes ieškom tokio sprendimo. Tol, kol yra, sakysim, didelės emocijos, galbūt net neįmanoma logiškai. Čia, matot, yra logiškas arba loginis metodas. O tol, kol kunkuliuoja stiprios emocijos, galima sakyti, protas atsijungia. Ir toliau einama pagal visą tą metodiką išdėstytą aukščiau. Perkeliame dėmesį nuo norų prie poreikių, ieškome prielaidų ir taip toliau panašiai. Ši metodika ir apribojimų teorija apskritai yra plačiai diegiama pasaulyje. Ją taiko tiek privačios įmonės, tiek mokyklos, tiek visuomeninės organizacijos labai įvairiose šalise. Ją taiko ne tik verslininkai, mokytojai, bet tos teorijos, ar bent jau konfliktų debesies konstravimo ir sprendimo tokių mokomi netgi vaikai. Ir čia pabaigai yra tokia pavyzdys 6 metų mergaitės iš Jungtinės karalystės, jos užpildytas konflikto debesis valgyti rastus saldainius ar nevalgyti ant žemės pamestus kažkieno tai saldainius. Net ir kaip jinai čia sprendžia. Žodžiu, jeigu gali 6 metų mergaitė rasti tokius sprendimus, galime rasti ir mes.